tai ko gero, šviežiai žaidžiant su nauju taurės laimėtoju Dainava praėjusį sezoną galima prisiminti. Nugalėjo Bangą iškart po to, kai Banga laimėjo taurę, sintis su Tolordava. Šiandien Nosa Dakpaloro nėra aikštėje. Ir gynybos kairėje Eduardas Jurjonas žaidžia 66 numeris. Jurjonui dabar pasižiūrėkime Kauno Žalgirio komandos ataką. Čia štai toks smūgis. Buvo gavęs raudono kortelę, tai nesutrukdė Žalgiriui laimėti. Šiandien Eivinas Černiauskas vėl į kovą meta Eduardą Jurjoną. Čogadzė į varžovo vartininką. Čogadzė batro ore, šis baudos aikštelėje. Jo šuolis tarp dviejų varžovų ir Dovydas Švėgžda rodo į 11 metrų žygį. Būna kartais komandoje baudinius apsima realizuoti Georgievičius. Šį kartą Aminas Benšaibas. Jo baudinys užtikrintai 1-0 Kauno Žalgiris priekyje, Dainava antrose rungtynėse paeiliui. Gauna 11 metrų baudinį ir antrose rungtynėse paeiliui varžovai jį realizuoja. Benšaibas. Eivino Černiausko treniruojamai ekipai bus smūgis šalia Virpsto. Galimybė buvo ir gera galimybė. Aminas Benšaibas. Po europinių kovų Žalgiris laimėjo 4 kartus. 4 kartus buvo sužaista lygiosiamis ir sykį pralaimėta. Čogadzė. Vėl jo geras perdamas, smūgis apsisukus Dejanas Georgievičius. Į vartų plotą, štai čia Georgievičius. Nebuvo lengva situacija, buvo varžovas šalia. Čia štai taip, sukurta situacija. Dainavai šiaip, artimiausias tvarkaraštis nelabai lepinantis. Šiandien su Kauno Žalgiriu. Pasižiūrėkime Dainavos ataką. Ževžikovas priekyje, Baptalovskis ir Maksimenko ten taip pat priekyje jau atsidūręs. Redžinaldo. Ir Dainavos proga. Čia jau tikrai, čia jau fiksuokime, kaip pavojinga ataka galėjo išlyginti rezultatą Dainava ir visas Kauno Žalgirio komandos darbas pirmajame kėlinyje būtų nuėjęs per niekas. Ko gero tai vienintelis ir ryškesnis momentas, ką sukūrė alytiškiai, ir taip pat buvo vienas kampinis. Kortelių pirmajame kėlinyje parodyta nebuvo. 3 minutės prabėgo šiame kėlinyje. Žiūrėsime, dabar pasižiūrėkime Georgievičių. Vartininko jau nėra, bet ir kamuolys neatsidūrė vartuose. Kalbu apie situaciją, kai jau Georgievičius apėjo Volodimirą Krinskį. Aišku, kampas buvo aštrokas ir apsigina Dainava, bet čia jau buvo pavojus. Štai čia tas epizodas. Čia perdamas Georgievičiui. Nuošalės nėra. Georgievičius šį kartą jau ramiai paliko Krinskį šalia ir jau ten niekas iš Dainavos komandos žaidėjų ko gero nebūtų išgelbėjęs, bet pats Georgievičius į vartus. Dar kartelį tą situaciją pasižiūrėkime. Aišku, vėlgi, pakankamai aštrus kampas, kairė koja. Nebuvo šį sezoną spalio 27-ąją Marijampolėje. Oregos perdamas. Georgievičius. Vėlgi atakos smaigalyje. Be įvarčio serbas. Ir toliau. Bet lieka jis aikštėje ir Kauno Žalgiris toliau lieka su kamuoliu. Žaidėjų sąrašą baudos aikštelėje, apsigina Kauno Žalgiris, vartai tušti, Krinskis grįžta, Žairas Tavarešas ir pakankamai toli nuo tikslo, bet tai yra viskas. 1-0, Kauno Žalgiris iškovoja 20-ąją pergalę šiame sezone, įrašydamas